Sveiki, su jumis Eugenijus Pišinskis ir medžio idėjos. Tai dabar mes pristatom ne medinį, bet metalinį karkasą, kurį atstovaujam Ekolit estišką firmą ir dirbam jau su ta firma virš metų. Ir jau pastatyta keletą pastatų. Tai vienas iš šitų pastatų, tai prašom, tai yra iš metalo surinktas toks mini autoservisas. Žmogus pasirinko tokį variantą, ganėtinai aukštas, lubos virš 4 metrų, nes bus stovės pakėlėjas, keltuvas tos ir tai yra toks angaras, dar bus apšiltintas, bet šiandien matoma visa technologija, kaip jisai yra surinktas, kokiu būdu ir negaliu eiti į vidų, nes yra padarytas grindys šviežiai, vienu žodžiu, tas teška vadinama. Ir viską toj aprodau, įvertinkit, padarytas visas metalas, rinktas, jis yra padarytas kaip Lego. Ir tu gauni šardytą kaip Ikėjų baldą ir arba specialisto pagalba, arba pats gali surinkti visą šitą pagal duotos brėžinius konstrukciją. Aišku, jeigu tą nori padaryti pats, ką ir padarė Robertas, tai mes išnuomavom knydiklį ir su knydiklių pagalba, su duotom knėdim viską surinko. Pagal Robertas sako, jeigu skubėčiau, padaryčiau per kokias 4-5 dienas darbo, bet tai vyko žiemą, tai ir užtruko, kol parinko geresnės sąlygas, dar rinko pirmą kartą, tai buvo tam tikrų padaryti ir klaidų, neskaitė labai taip brėžinį, tai reikėjo keletą kartų ardyti ir perdaryti, bet tas buvo įmanoma, dėl to, kad yra knėdės išgrėžimus ir toj vietoj gali vėl suknėdyti ir nėra jokios problemos tvirtume. Tai vadinasi, gali sau leisti padaryti klaidą, svarbiausia nepjauti su, taip sakant, kampiniu šlifokliu, apjaudinėti detalės. Tas dalykas tada jau neleis tau perdaryti kažką. Bet šiaip viską, kaip matot, viskas pavyko. Svarbiausias dalykas tai galutinis taškas, nes tik tai galutiniam taške matosi, ar pavyko žmogui, ar patenkintas ar ne. Tai sako, geriausiu atveju tai norėčiau kitą kartą geriau pasiruošti, bet šita strategija ir šitas momentas jam patiko, kad jis galėjo padalyvauti ir surinkti pats visą tą sistemą. Dabar dar jisai čia dabaiginėja visą tą procesą ir bus, čia dabar apskardino aplink viską, tiesiog lakštė guli aplink, ir bus dar kampai padaryti ir padarytas visas darbas toliau, ką reikia apdailinti. Jo. Aišku, čia nėra jokio, sakant, ne langų, nieko, bet ir pats pastatas yra, taip sakant, negyvenamasis, o tiesiog tai yra angaras. Labai dabar, kiek žinau, Vilniuje madingi angarai, vietos, plotai, kurios bando pastatyti ir nuomoti, nes labai daug firmų arba visokių nedidelių verslų pritrūksta patalpų. Ir šita patalpa, tarkim, idealiai, jinai gali būti kaip ir šalta, dabartiniam variantai galima palikti, taip ir šilta, galima apšiltinti, pravesti elektriką, santechniką, viską ir naudoti pagal savo paskirtį. Dar kas man labai patinka, kad tai yra, tu gali ir pats surinkti, tu gali ir užsakyti paslaugą iš mūsų, mes galim jums surinkti. Dar plius jinai gali būti kilnojama, tarkim, vietoj šitų grindų gali būti toks pat padas, kaip tos pačios sijos, jos bus apačioj ir tu gali kranu kelti
ir vežti. Maža to gali tą daiktą išardyti detalėmis ir išvežti. Gali, vienu žodžiu, daryti modulius vienodus. Čia kaip tik tai matosi sudūrimas. Čia yra vienas modulis, čia yra kitas modulis. Ir jie gali būti išardyti, kaip ir surinkti, taip ir išardyti. Tuo pačiu principu. Jo. Ir žmonės dažnai pasirinka šitą technologiją dabar jau. Aišku, reikia mokėti su ją dirbti. Jeigu, tarkim, statyti iš jos namą, tai reikia būtinai šiltinti iš išorės. Ir dar ten daug kitų variantų, kuriuos reikia labai išsinagrinėti. Ne kiekvienai, galima sakyti, ne kiekvienam variantui ta technologija tinka. Bet daugelį variantų jinai irgi, sakant, naudojama. Galima sakyti, jinai tinka pagal savo paskirtį, nes kaina, galima sakyti, ta pati kaip ir medžio karkaso. Ir privalumas tas, kad, tarkim, jeigu tu statai ne iš karto, tarkim, etapais, tai šitokį karkasą gali palikti ore be jokių problemų ir čia jisai nepamilinus, nesupus, nesuvalgys kirvarpos, nebus jokių neįgimų efektų, jeigu jisai net kokie 3 metai ar 2 metai ar metai pastovės lauke, nereikia jam ruošti jokių specialių priemonių ten arba ten, tarkim, uždarinėti jį, kad kažkas ten nesurūdytų, nesupūtų. Nes viskas yra cinkuojama ir nuo pačio gamintojo duodama garantija 100 metų. 100 metų, kad neatsiras rūdžių. Tai yra, jeigu naudoja tinkamas jų paduotos kabės, tas vadinamas ar cinkuot metalijas, pilna A4 būna A2 plienas ir paskui rudinčio plieno ir paskui cinkuotas metalas. Tai visa tai yra, matot, gražus, blizgantis viskas ir tai bus visą laiką. Aišku, nereikia kryžiuoti, jeigu reikia pravesti visą elektriką, santechniką, galima iš karto padaryti visas reikalingas angas, kaip sakant, kur ką pravesti ir iš karto pragręžti ir pravesti. Ir paskui užpūsti. Galima užpūsti ir tokiu būdu sandarumą pagerinti. Viskas. Ir šitą galima ir taip palikti, galima ir užpūsti, kaip, kai turiu galvoj stogą, arba galima iš jo daryti perdangą, galima, tarkim, padaryti, jeigu yra didelė patalpa aukšta ir jūs norit ją padalinti ir neįmanoma ten naudoti kraną, tai galima vietoj atvežti ir jau patalpoj surinkti tas dvitėjęs ilgas, kas yra labai kaip sakant, įdomu, kad tu gali tą patalpą, vienu žodžiu, padalinti į 2 dalis ir naudoti visą plotą, kaip ten loftą, bet pusę lofto gali padaryti į butą. Tai ta technologija labai daug ką leidžia, jeigu jie tinkamai mokėt pritaikyti. Tai tą norėjau parodyti, kad pasižiūrėkit, įvertinkit. Pagal kainą tai yra panaši kaina kaip ir medinio karkaso, bet yra, šiais metais mes statysim 3 namukus jo iš metalo, tokio Lego konstruktyvo. Tai irgi parodysim, kaip sekasi, kokie yra elementai, kaip ten apšildom, kaip darom tą sandarumą, parodysiu paskui sandarumo testus. Ir galėsite vertinti, taip kad šita technologija irgi yra galima, irgi galima ją pritaikyti ir kaip ir angaram, servisam, šaltą patalpą gali daryti, šiltą ir namą. Visa tai yra įmanoma. Tai tiek, su jumis buvo Eugenijus Pišinskis, Medžių idėjos, iki kitų kartų. Sėkmės jums, iki.